Labas rytas, galbūt labą dieną, tie, kas žiūrėsite, galbūt ir labas vakaras. Šiandieną dieną pradėjau nuo mokymų, taip, jau kai atėjau į ofisą, aišku, prieš tai yra tobulas rytas iš vakarykščio video, ar ne, ką būtina į savo dienotvarkę įsivesti, tai pagalvoju, padarysiu pauzę ir pasidalinsiu savo pozityvu. O mano pozityvas visiškai iš mano pačios gyvenimo, iš vakarykštės situacijos. Esu tikslo žmogus ir man būtina išjausti širdimi tai, ko aš trokštu, ko aš noriu, ko man reikia, matyti viziją, turėti dėmesio centre tikslą. Ir būtent nuo to tikslo tada aš pradedu strateguoti. Aš žinau, kokia disciplina turi būti dienoje, kokius veiksmus turiu daryti, kokia linkme eiti, ar ne, kokia kryptimi, kokių įgūdžių naujų įgauti, kokių žinių įgauti, ar ne. Tai yra pagrindas. Jeigu žmogus neturi tikslo, jis reiškia nežino, kur jam eiti, ką daryti, kokių įgūdžių gauti, kur tu gali blaškytis, ar ne? Jeigu tokį pavyzdį paimti, kad turim kamuolį ir reikia mums įmesti į krepšį, ar ne? Tai mūsų taikinys yra krepšio lankas, ar ne? Tai kur tas krepšio lankas? Maždaug kurioj krypty, mes priešais turim matyti, ar ne? Kad pataikyti į taikinį, tai lygiai čia tas pats. Na ir ką, važiuojam su sūnumis ir aš kalbu jiems apie savo tikslus. Ir mama sako, per kiek laiko tai įgyvendinsi, sakau, galvoju, per 5 metus. Man sako didysis sūnus, o tu čia ne per daug nori? Aš suklusau, nes man tai yra reta, ta prasme, ar žmogus savo norams, svajonėms, troškimams turi turėti ribas, tada kaip tos ribos turėtų būti nubrėžiamas pagal savo savivertę ar kaip? Žodžiu, aš sūnui paaiškinau, kad privaloma žmogui yra norėti, svajoti, trokšti, nes būtent tai yra mūsų parakas, mūsų energija. Ir jeigu žmogus neturi svajonės, vargas tam žmogui, vargas tada iš tiesų, nes žiūrėkit, kai tu turi troškimą, tu esi toks užsidegęs, tu turi motyvaciją, tu žinai, ką tau reikia daryti. Tu gali visus tuos iššūkius, kurie ateina siekiant tikslo, išgyventi dėl to, kad tu žinai, dėl ko tu tai darai, dėl ko tu praeini tuos sunkius momentus, dėl ko tau reikia pasimokyti, dėl ko tau reikia žinių įgauti, dėl ko tau reikia naujų kontaktų, pavyzdžiui, atrasti, nes dažniausiai siekiant tikslų kažkokių, vis tiek mes komunikuojame, mes bendraujam su žmonėmis, galų gale iš kažkur tai mokymus perkama, ir taip toliau, palaikom ryšius. Žodžiu, tai yra mūsų stimulas, mūsų motyvacija, mūsų energija. Būtent iš tos vizijos, iš to didelio troškimo atsiranda ir idėjos, ir energijos veiksmui, ir drąsa, ir mes savo baimės įveikiam ir taip toliau. Taigi, mielieji, šiandieną toksai būtų galutinis mano pasakymas, kad privalote žinoti, ko norite, turite turėti svajonę, troškimą, neuždėkit savo jokių ribų, negalvokit, kad jums tai yra neįmanoma, nes maždaug šią akimirką jūs neturite resursų tam, ar ne, nebijokit, tie resursai atsiras ir galimybės, ir situacijos dėliosis taip, jeigu jūs labai labai norit ir visaip kaip pastangas dedat, tikrai tos svajonės bus jūsų įgyvendintos, tik nereikia norėti čia ir dabar, ir blaiviai mąstyti. Maždaug, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad mano tikslui, tam, kurio aš noriu gyvendinti, reikia 5 metų. Bet aš šiandieną darau maksimaliai tai, ką pagal savo susidėliotą planą, ar ne, kad jisai po 5 metų tas tikslas bus įgyvendintas. Dar viena tokia išmintis yra, kiti sakytų, o jeigu nebus, tai čia dabar būsiu be reikalo tik pastangų įdėjus ir panašiai. Nieko panašaus. Žinokit, tai, ką išmoksi, ant pečių nenešios ir visada tau pravers. Ir jeigu, taip metaforiškai sakant, nepasieksi mėnulio, tai bent pasieksi žvaigždes, ar ne? Vis tiek tu daugiau padarysi su tikslu, einant į tikslą, negu kad neturit iš viso tikslo ir gyveni flow būsenoj. Ta prasme, bus kaip bus, eisiu ten, kur eisiu, šiandien eisiu, rytoj galbūt ne. Šiandien uždirbau, rytoj gal, matysim. Ta prasme, tai blaškomas vėjo laivelis, jis niekada nepasieks kranto, nes jisai nežino, kur tas jo krantas, kur tas jo uostas, suprantat. Taigi šiandien būtent ta pozityvas yra apie svajones, troškimus, vizijas ir jūsų tikslus. Kiekvieną svajonę, tą tokį troškimą, kuris tiesiog eina iš širdies, galima paversti tikslu. Kaip jį paversti tikslu? Taip, aš turiu žinias. Aš taip praktikoje taikau jau 9 metus ir puikiai viskas sekasi. Taigi esu to pavyzdys, kad būtina svajoti, būtina žinoti, ko nori. O tada
atsiranda visi kiti dalykai, einantis į tą, vadinkime, sėkmę, į tą tikslą. Tai gražios jums dienos ir nepamirškit, kad turite svajoti ir norėti. Tarp kitko, būtinai vieną norą, ar ne? Vizija gali būti didelė, bet noras, tikslus noras, žinoti tiksliai, ko norit. Nes jeigu bus tai abstraktu, tai vėl ko gero nebus tos teisingos krypties ir to fokuso, kur nukreipti, ar ne? Galbūt ateityje plačiau pasidalinsiu, kaip pasiekti, bet man atrodo labiau būtų geriau individualiai kažkaip su žmonėmis susitikti, kurie norėtų išmokti svajoti. O čia, tai žinokit, irgi yra menas, yra tam tikri svarbus tipsai ir tuomet savo tą troškimą, tą vieną išsirinkti ir kaip jį paversti absoliučiai užduotimis, veiksmais, planu, disciplina. Tai iki greito ir iki sekančio video.